Vištiena yra antra pagal populiarumą mėsa pasaulyje. Tačiau apie šią skanę ir universalią mėsą sklando begalės mitų. Vienas jų, kad paukščiai auginami lesinant juos hormonais ir antibiotikais. Todėl jie užauga per gan trumpą laiką. Maitina tais visais kombikormais kažkokiais vadinasi. Jie visi yra tokie su chemija. Apskritai, bet kuriuos gyvulius fermose pramoniniu būdu auginamus maitina su kažkokiais ten pašarais, kuriuose galbūt yra augimą skatinančių kažkokių tai priemonių. Kažką duoda joms. Ir jos mažai juda, jos jau auga. Paklausykime, ką pasakys paukštyno specialistai. Šitie viščiukai auginimo hormonais tikrai nėra lesinami, nes ES jų vartojimas yra uždraustas ir šito mums padaryti neįmanoma. Ir jeigu mes pradėtume lesinti hormonais, viščiukas savikaina išaugtų iki tokio lygio, kad to viščiuko niekas paprasčiausiai nepirktų. Konkurenciniai kovoj mes negalėtume jų parduoti. Viščiukų lesalą sudaro pagrindinai grūdinos kultūros, papildytos reikiamų mineralinių medžiagų ir vitaminų kiekį. Dar mes papildomai viščiukus lesiname kviečiais, kuriuos perkame iš Lietuvos ūkininkų. Ir jie pastoviai gauna, pirmom dienomis jie gauna nuo 5%, o paskutinėmis dienomis iki 30% terpiamą į pašarą grynų kviečių, kad jiems geriau vystytųsi skrandis, žarnynas, kad jie būtų sveikesni. Kaime auginant viščiukus, jiems tokių sąlygų praktiškai neįmanoma padaryti, kas yra padaryta čia. Tos sąlygos yra palaikoma reikiama temperatūra, reikiamas gryno oro kiekis, reikiamas pašaro kiekis, nes viščiukas broileris gali lesti visą parą ir pašaro lesalinėse visada yra kiekis. Kada jisai nori, tada jisai lesa.